aš jau nepakeliu minčių apie tave. Kaip obelis apsunkusi. 20 amžiuje Lietuva 2 kartus tapo nepriklausoma respublika. Pirmą kartą 1918 metais, o antrą 1990 metais. Pastaroji data buvo reikšminga ne tik Lietuvos visuomeniai, tačiau ir tarptautiniai bendrijai. Lietuva 1990 metais kovo 11 dieną pirmoji iš sovietinių respublikų atkūrė 1940 metais prarastą laisvę. Tai buvo stimulas ir kitoms 14 SSRS respublikų siekti savarankiškumo. Lietuviai šį tikslą pasiekė ne karo veiksmais, o taikiu būdu. Todėl paskutiniųjų sovietinės Lietuvos metų įvykiai pasaulyje įvardyjami kaip dainuojanti revoliucija, kuri pradėjo SSRS byrėjimo procesą. Michailas Gorbačiovas 1986 metais atsisakė vadinamosios Brežnevo doktrinos. Tai reiškia, kad SSRS įtakoje esančios vidurio ir rytų Europos socialistinio bloko valstybės pradėjo vykdyti sąlyginai savarankišką politiką. Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Rytų Vokietijoje ir kitose valstybėse vietos komunistai prarado vienvaldės politinės jėgos statusą. Visuomenė pradėjo kelti laisvės nuo SSRS įtakos siekius. Lietuvos visuomenė žinojo, kas vyksta vidurio ir rytų Europoje. Vadovaudamiesi Michailo Gorbačiovo pertvarkos idėjomis, žmonės pradėjo kelti reformų klausimus. Tačiau tada Lietuvai vadovavo konservatyvūs komunistų lyderiai, kurie nevykdė esminių reformų šalyje, netgi tokių, kokias leido Michailo Gorbačiovo skelbta perestroikos politika. Visuomenėje augo nepasitenkinimas valdžia. Todėl nuo 1988 metų rudens Lietuvos komunistams, vadinasi ir sovietiniai Lietuvai, pradėjo vadovauti Algirdas Brazauskas. Jis buvo priverstas prisitaikyti prie didžiosios dalies Lietuvos žmonių siekių, kuriuos deklaravo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis nebuvo politinė partija ar organizacija. Tai buvo visuomeninis judėjimas, kuris vienijo žmonės, norinčius permainų Lietuvoje. 1988 metais, birželio 3 dieną, Vilniuje susirinkę žymus lietuviai inteligentai įsteigė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Ją sudarė 35 mokslo, kultūros, meno, visuomenės veikėjai. Šis įvykis tapo labai svarbus siekiant nepriklausomybės. Susirinkime nebuvo kalbėta apie nepriklausomybę, nebuvo primta jokia programa, nebuvo išrinkta ir vadovybė. Tačiau tai rodė, kad Lietuvos visuomenėje pradėjo kurtis tautinis lietuvių judėjimas. Svarbiausia, kad jis skatino žmonės nebijoti sovietinių pareigūnų ir siekti tautos vienybės. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įkūrimas buvo argumentuotas tuo, kad Michailas Gorbačiovas SSRS paskelbė persitvarkymo politiką. Iš pradžių viešai nekalbėta apie norą atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Buvo skelbiama, kad Lietuvos persitvarkymo sąjūdis sieks tokių permainų sovietinėje Lietuvoje, apie kokias pasisakė Michailas Gorbačiovas visoje SSRS. Netrukus panašūs susivienimai pradėjo kurtis visoje Lietuvoje. 1988 metais spalio pabaigoje Vilniaus sporto rūmuose įvyko steigiamasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas. Į jį susirinko daugiau nei 1000 deleguotų asmenų iš visų šalies kampelių. Suvažiavimas svarbus tuo, kad jame išrinkti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio valdymo organai. Priimta bendra programa. Lyderiu išrinktas profesorius Vytautas Landsbergis. Jis tapo viena reikšmingiausių asmenybių Lietuvos visuomeniai siekiant nepriklausomybės. Pagrindinis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tikslas ir toliau išliko Lietuvos visuomenės bei valdžios saviraiška. Lietuvoje pradėjo atsirasti nuo valdžios cenzūros nepriklausomų leidinių. Pradėti organizuoti 100-tūkstantiniai mitingai. Didžiausi jų vyko Vingio ir Kalnų parkuose, Vilniuje. 1988 metais, rugpjūčio 23 dieną, į mitingą Vingio parke susirinko per 200 000 žmonių. Jis pirmą kartą transliuotas per televiziją. Susirinkusieji atvirai pasmerkė 1939 metų
Molotovo-Ribbentropo paktą ir jo padarinius Lietuvai. 1989 metais vasarį įvyko lūžis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio ir visuomenės judėjime. Pirmą kartą Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio atstovai atvirai ir viešai paskelbė apie tai, kad jų siekiamybė yra nepriklausoma Lietuva. Nuo šio momento pamažu visuomenė pradėjo siekti jau ne Michailo Gorbačiovo pertvarkos tikslų, o aiškiai pasisakė už nepriklausomybę. Nuo šiol iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pavadinimo dingo žodis persitvarkymas. Šis judėjimas pradėtas vadinti tiesiog sąjūdžiu. Tai turėjo reikšti Lietuvos visuomenio sąjūdį už laisvę, o ne sąjūdį už sovietinės Lietuvos pertvarkymą. Įdomu tai, kad iš pradžių į sąjūdį įtariai žiūrėjo Lietuvos disidentai ir užsienio lietuvių bendruomenė. Jie manė, kad tai gali būti sovietinės Lietuvos valdžios projektas. Sąjūdiečiai taip pat nebuvo linkę bendradarbiauti su kai kuriais disidentais Lietuvos laisvės lyga, nes baiminosi, kad pastarųjų atviri pasisakymai už atsiskyrimą nuo SSRS gali išprovokuoti aštrią Maskvos reakciją. Saviti buvo ir sąjūdžio santykiai su Lietuvos komunistų partija. Sąjūdis ir Lietuvos komunistų partija buvo dvi pagrindinės to meto Lietuvos visuomenės ir politinės jėgos. Sąjūdis turėjo visuomenės palaikymą, o Lietuvos komunistų partija įtaką valstybės valdymo struktūroms. Iki 1989 metų vasaros tarp sąjūdžio lyderių ir Algirdo Brazausko vadovaujamų Lietuvos komunistų nebuvo atviro priešiškumo. Lietuvos komunistų partijos vadovybė suvokė, kad kone visa Lietuva palaiko sąjūdžio idėjas, todėl komunistams, norint išlikti, nebuvo kitos išeities, kaip tik mėginti neatsilikti nuo naujai kilusio nacionalinio lietuvių judėjimo. Be to, socialistinio bloko valstybių komunistų partijų likimai rodė, kad reikia klausyti ne tik Maskvos nurodymų, bet atsižvelgti į vietos žmonių reikalavimus. Todėl nuo 1988 metų rudens buvo paskelbta Vinco Kudirkos tautiška giesmė Lietuvos himnu bei patvirtinta trispalvė, o ne raudonos, baltos ir žalios spalvų sovietinės Lietuvos vėliava. Nuo tada lietuvių, o ne rusų kalba tapo Respublikos valstybinė kalba. Svarbus susitarimas įvyko 1989 metais rugpjūčio 6 dieną Švedijoje priklausančioje Gotlando saloje. Ten buvo priimtas svarbus dokumentas, kuriame pirmą kartą paskelbta apie visų pasaulio lietuvių siekį – Lietuvos nepriklausomybė. Svarbu tai, kad dokumentą pasirašė ne tik sąjūdžio lyderiai. Parašą po juo padėjo ir užsienyje gyvenantiems lietuviams atstovaujančio vyriausiojo Lietuvos išsilaisvinimo komiteto vadovas Kazys Bobelis. Taip pat pasirašė kurį laiką nuo sąjūdžio atskirai veikęs Lietuvos laisvės lygos lyderis Antanas Terleckas, bei Lietuvos komunistams atstovavęs Justinas Vincas Paleckis. Šis dokumentas vadinamas Gotlando komunikatu. Jis svarbus tuo, kad už Lietuvos nepriklausomybę pasirašė visos svarbiausios to meto Lietuvos politinės jėgos, nuo išeivių iki už nepriklausomybę pasisakančios dalies komunistų. Labai reikšmingas ir pasauliniu mastu nuskambėjęs įvykis buvo 1989 metais rugpjūčio 23 dieną įvykusi taiki Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuomenė vienijusi akcija, pavadinta Baltijos keliu. Ta diena sąjūdžio ir panašių Latvių bei Estų judėjimų lyderių iniciatyva buvo paminėtos skaudžios Molotovo-Ribbentropo 1939 metų rugpjūčio 23 dieną pasirašytų sutarčių pasekmės Baltijos valstybėms. Nuo Vilniaus iki Talino apie 1,5 milijono žmonių susikibo rankomis. Jie taip parodė savo vienybę. Daugiau nei 650 km automagistralėje tada nebuvo nei vieno eismo įvykio. Tomis dienomis Lietuvoje beveik nefiksuota ir kriminalinių nusikaltimų. Tai rodė, kad tauta turi vienintelį siekį, kuriuo vieningai siekia – laisvė. Šis įvykis nuskambėjo visame pasaulyje.
Jis įtrauktas į UNESCO pasaulio nematerialaus kultūrinio paveldo sąrašą. Lietuvių tautinė konsolidacija ir aiškus tikslas. Nepriklausomybė vertė Lietuvos komunistų partiją prisitaikyti prie naujos situacijos. Dėl to 1989 m. gruodį įvyko komunistų partijos suvažiavimas. Jame didžioji dalis komunistų partijos narių su Algirdu Brazausku priešakyje paskelbė, kad jie atsiskiria nuo Sovietų sąjungos komunistų partijos ir tampa savarankiška Lietuvos komunistų partija. Tai reiškia, kad Maskva praranda galią vadovauti Lietuvos komunistams. Visgi maža dalis komunistų tam priešinosi. Jie liko ištikimi Maskvai ir smerkė laisvės siekius. 1989 metais Lietuvoje pradėjo kurtis daugiau įvairių nekomunistinių partijų ir organizacijų. Tačiau svarbiausiamis politinėmis jėgomis ir toliau išliko Vytauto Landsbergio ir Romualdo Ozolo vadovaujamas sąjūdis bei Algirdo Brazausko Lietuvos komunistų partija. Ilgai jų požiūris į tai, kaip reikia siekti nepriklausomybės, skyrėsi. Sąjūdis nuo 1989 metų pradėjo kelti nepriklausomybės idėją. Komunistai iš pradžių teigė, kad Lietuvą reikia demokratizuoti, bet atvirai apie nepriklausomybę jie vengia kalbėti. Kita vertus, dalis jų nesipriešino naujoms idėjoms ir jėga neslopino sąjūdžio iniciatyvų. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1990 metų pradžioje sovietinės Lietuvos visuomenė jau alsavo laisvės dvasia. Tų metų vasario 24 dieną, pirmą kartą po daugelio metų, įvyko laisvi ir demokratiški rinkimai į įstatymų leidžiamą instituciją – Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiąją tarybą. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio rinkimų programoje aiškiai pasisakyta apie nepriklausomybės atkūrimą nedelsiant. Lietuvos komunistų partijos rinkimų programoje buvo numatyta siekti įgyvendinti lietuvių tautos apsisprendimo teisę, veikiant pamažu, žingsnis po žingsnio. Sąjūdžio kandidatai laimėjo daugumą vietų. Išrinkti atstovai, kurie tada vadinti deputatais, darbą pradėjo kovo 10 dieną. Jau kitą dieną aukščiausiosios tarybos pirmininku buvo išrinktas Vytautas Landsbergis. Netrukus buvo balsuojama dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo. Ir 1990 metais kovo 11 dieną buvo paskelbtas aktas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas. Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 dienos steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma. Joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams. Pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, kaip suverenių galių reiškėja, šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos sekretorius Sabutis, Vilnius, 1990 metai, kovo 11 diena.
Lietuviai pasiekė pergalę, tačiau Maskvoje su tuo nenorėta taikstytis. Prasidėjo SSRS spaudimas atsisakyti nepriklausomybės. Nepriklausomybę dar reikėjo apginti.